Bažnyčia dar kartą. Tebūna pašlovintas mūsų viešpats, kuris yra gyvas šiandien mūsų tarpe. Ir jis nori reikštis galingai mūsų tarpe. Ir jis tavo gyvenime nori reikštis galingai. Neužlaikyk, neprilaikyk. Kaip čia pasakyti, drąsiai atverk ir atsiverk pasikeitimams, kurie ateina visokiais būdais. Visokiais būdais. Ir per gerus dalykus, ir per blogus dalykus, tau atrodančius. Ateina tam, kad tu tvirtėtum, kad tu keistumės ir galėtum eiti į gelmę, kur su juo dar daugiau gyvenimo, dar daugiau šviesos ir dar daugiau tiesos. Todėl nepasitraukim bailiai, kada pradeda vykti dalykai, kada mums nepatogus, mums neaiškus, mums nesuprantami. Nesiblašyk. Nuleisk savo galvą. Su keliu sulenk ir sakyk, viešpatie, aš pasiduodu, Dieve nesuprantu, bet padėk man suprasti, kas vyksta. Aš niekur nesitrauksiu, niekur nesiblaškysiu, Dieve, aš nusižeminu po tavo galingą ranką, nežinau, kad aš esu tavo rankos. Bažnyčia, kodėl mes staiga, kada pradeda vykti dalykai mūsų gyvenime, ne taip, kaip mes norėtumėm, staiga mums apsišviečia šitai, kad Dievas nebežino, kas vyksta. Kada geri dalykai, mes džiūgaujam ir šlovinam ir atsistoję nuo sakyklos, čia deklaruojam šlovę Dievo. Bet kada vyksta sunkumai ir ateina sunkumai į mūsų gyvenimus, staiga mes nebe pasimetam ir galvojam, kad jau nebevyksta pagal Dievo valią. O tai kaip tik yra, kam? Kad išgryninti, kad visa nešvara, visi priedai būtų išplauti ir liktų grynuolis, tavo tikėjimo grynuolis, tikrasis aš kad liktų. Pradžioj buvo žodis, aš vieną tokį pamokslą sakiau ir gal prisimenat. Pradžioj buvo žodis. Ir žodis buvo Dievas. Ir žodis buvo Dievas ir gyveno tarp mūsų. Ir tai yra gyvenimas. Kaip viskas paprasta. Kaip viskas. Ir aš ateinu ir tau skelbiu žodį. Ir aš tau galiu paaiškinti. Ir aš tau galiu atnešti supratimą. Jokių problemų. Nes tikrai šitas žodis mus apšviečia. Šitas žodis mums parodo. Šitas žodis mus įkvėpia. Ir aš labai puikiai, drąsiai, ryžtingai, užtikrintai galiu viską tau pasakyti, kaip tau reikia. Haleliuja, šlovindamas Dievą. Bet kažkaip tai vis užmirštu, kad pirmiausiai tas žodis yra man. Vienintelis tas dalykas. Aš pamirštu, aš užmirštu, kad tas žodis yra pirmiausiai man. Ir aš esu ne vieną kartą kalbėjusi, kad išskirtiniais ir vienetiniais atvejais Dievas duoda tau pasakyti žodį kitą, pamokiantį. Vienetiniais, išskirtiniais atvejais duoda tau žodį, kad tu atneštum ir pamokytum kitą. Štai kur mūsų suklupimo akmuo. Štai kur mes suklumpam, raštas sako, jūs suklumpat neklausydami žodžio. Kada tas žodis apsisuka į mane, atsisuka tas žodis, kada jis atsisukęs į tave, jokių problemų. Būk uoli dėl viešpaties, tarnauk viešpačiui, duok viešpačiui, tikėk viešpačiu, ateina su sveikata ar ko nors. Nu ką, tu netikintis raštas, tu ką, imkis, aš melsiuos už tave. Bet kada tas žodis atsisuka į mane ir ateina į mano gyvenimą, tai ką dabar bėgsim? Tai kaip gaunasi, bailiai pasitrauksim, tai jau viskas tom ir pasibaigė. Va kaip tik čia viskas ir prasideda. O dabar imk tą žodį ir taikyk savo. Sunku, labai sunku. Lengva, nėra lengva.
nėra lengva, bet čia ir yra tikra krikščionybė. Krikščionybė nėra nukreipta į išorę, krikščionybė yra nukreipta į mane. Tas žodis yra nukreiptas į mane. Ir čia yra ta kova, kurią aš turiu kovoti. Man gali padėti ir man padeda. Ir dangus visas yra už mane. Ir žodis sako, aš niekada tavęs nepaliksiu, bet eiti vis tiek reikia tau. Aš drąsinu, tik nepasitraukit, tik neišsigąskit, kada vyksta dalykai jūsų gyvenime, kada piešiasi vaizdai prieš jūsų akis, tokių, kokių jūs nenorėtumėt matyti. Nepasitraukit bailiai. Tai yra tam, kad išgryninti. Tai yra tam, kad visa nešvara pakiltų ir išeitų von, išsiplautų, išsiskalautų. Noriu paskaityti Tomo Kempiečio ištrauką iš Sekimas Kristumi knygos. Paklausykime atidžiai. Kas turite ausis šiandien, klausykitės. Ar turite ausis? Jei tau kuriam laikui leidžiu, čia kalba viešpats Dievas, jei tau, man, tau, kuriam laikui leidžiu kokį nemalonumą ir neguodžiu, o taip yra mūsų gyvenime ir tikrai atsitinka, kada Dievas leidžia nemalonumą ateiti mano ir jaučiamės, kad mūsų nieks neguodžia. Tai nemanyk, kad tave visai apleidau, nes tik šiuo keliu einama į dangų. Iš kur tie pasakymai per kančias žvaigždes? Iš kur? Iš kur visi tie priežodžiai patarlės? Iš šitos knygos. Per kančias žvaigždes. Per kokias? Tu miršti savo egoizmui, savo norams, ambicijoms. Tau ir visiems mano tarnams yra naudingiau patirti nepasisekimų, niekad nesusitikti jokio pasipriešinimo. Aš pažįstu tavo širdies paslaptis ir žinau, kad tau kartais naudinga kęsti širdies sausrą. Nes kitaip galėtum pakilti puikybę, save laikyti geresniu, negu iš tikro esi. Raštas mums sako. Vertinkit save adekvačiai, įvertinkit, pasverkit save, ištirkit save Dievo akivaizdoj. Koks pas tave svoris? Ką aš daviau galiu atimti vėl iš tavęs? Ką mes turim, ko mes nebūtumėm gavę? Kodėl mes taip drąsiai kartais leidžiam savo? Aš galiu, sako, ir atimti, nes aš daviau, tai yra mano, Dievas sako. Ir galiu gražinti, taip pat, kada tik panoriu, jis yra Dievas. Ką aš duodu, man ir priklauso. Ką aš atimu, ne tavo atimu, savo pasiimu, sako viešpats Dievas. Ar neverta kartais, ne visada, bet kartais savo priminti, nes tas senasis, jis taip jau kažkaip išskečia sparnus ir pradeda reikštis ir pradeda afišuotis, čia aš tave galiu pamokyti, aš žinau visas paslaptis, aš žinau, ir kai tu sakai, stop, gal nuleisk galvą, nusižemink, gal biškį prisėsk, Jei tave paliečia koks skausmas ar priešingumas, nemurmėk ir neliūdėk, nes vienu akimirksniu aš galiu patraukti tai iš tavęs ir tą naštą paimti liūdesį ir paversti džiaugsmu. Čia yra Tomo Kempiečio žodžiai iš Sekimas Kristumi ištrauka. Matot, brangieji, protestantų ir laimė ir nelaimė. Ir laimė ir nelaimė. Mes puikiai išmanom raštą. Mes puikiai jį deklaruojam. Mes puikiai mokam išreikšti, ką viešpats pasakė. Bet mūsų nelaimė, kad mes ties tuo ir suklumpam, nes tas žodis yra pirmiausiai man. O kad savo tą žodį priimti, yra reikalų.
Kokių reikalų? Mirtis. Kam? Savo ambicijoms. Kad nebus taip, kaip tu nori. Bažnyčia, aš nieko naujo jums nepasakysiu. Aš tiesiog vėl tą patį priminsiu ir savo, ir mums visiems. Ateina sunkus, nemalonus dalykas į tavo gyvenimą, ateina nesantaika, priešiškumas, nuo iki. Blogas dalykas, nebėk. Nebėk nuo Dievo, nebėk nuo savųjų, nebėk. Sulenk kelius ir nulenk galvą ir šaukis Dievo. Tu niekur nenueisi. Tu pasiliksi tam pačiam lygiai. Pasiliksi tik išgelbėjimo lygmenį. Taip ir neskanausi to gyvenimo, neragausi. Supraskim vieną dalyką. Raštas sako, Dievo žodis yra gyvas ir veiksmingas. Jis kaip dviešmenis kalavijas prasiskverbia iki kaulų ir sąnarių ir teisia širdies sumanymus ir motyvus. Ir kėslus jis atveria. Ir aš galvoju, kad jis atveria tavo kėslus, motyvus, tavo paslaptis, jis atveria man. Jis atveria man pačiai. Jis atveria per ką? Per situacijas, per aplinkybės. Jis parodo va šitas žodis, kas yra many. Kam? Kad tave pasmerkti, kad tave kam? Kad iškelti. Mes skaitėm, kas gali matyti savo klaidas, kas gali? Nerūkyti, negerti, nepaleistuvauti, ką čia daro? Va tą galiu jau matyti. O ten, kur ten paslaptoj, kur ten užbarikaduota, paslėpta, kas gali suprasti, kada tik Dievas iškelia, per ką, per situacijas ir aplinkybės, kam? Kad apsivalyčiau, išstumti blogybę ir galėtų ateiti Kristus. Ir galėtum vėl toliau šlovingai eiti. Bet mes, kaip čia pasakyti, kadangi tai yra nepaprasta ir sunku, reikia numirti tam ambicijai, mes geriau pasirenkam lengvesnį kelią kaip Adomas. Į krūmus. Ir galvojam, nieks manęs nemato. Ir kas nukenčia? Aš pats. Pasakyk, kas nukenčia. Mes galvojam, kad šitais dalykais mes įskaudinsim Dievą. Pareikšim. Žinot, kaip būna, kai maži vaikai užsivažiuoja, visi žino. Tai dabar tu kentėsi mano, tečiui bus blogai. Aišku, skaudu, bet gal palikim tos vaikiškumus, gal viskas išaukim. Supranti, Dievas ėjo ir eis toliau. Dievo tauta ėjo ir eis toliau. Bet klausimas, kur aš pasiliksiu, kas bus su manim, kiek aš ragausiu to gyvenime. Žinot, ko man labiausiai norisi. Ir dėl ko aš labiausiai galbūt ir silvartauju kartais ir išgyvenu. Viešpatie galvoju, tu darai viską. Mes turim viską. Žodį, dvasią, vienas kitą. Ir nejaugi, ir pasiliksim tik išgelbėjimo lygmenį. Nejaugi, negalvoju. Ir šitas, tas supratimas, galvoju, jau ne. Kylam ir einam toliau. Ir Dievas to ir laukia. Va tokia nuostata. Einam toliau. Nori murmėti. Nori liūdėti. Nori sielvartauti, sėdėti. Nori pykti. O Dievas eina toliau. Ir tie, kurie su juo, eina paskui. Ir mano šiandien šauksmas. Neleisk šitos prabangos. Neleisk šitos neakimirkai. Sunku, labai sunku, bet kada tu išlavinsi ir tai taps įpročiu, nebežiūrėti kartais į tą jausmą, į tą, kas tau piešiama. Ir kaip taisyklė, kas yra piešiamas? Blogas pastorius ir bloga bažnyčia. Čia yra pirmutinis. Sukiršinti brolius, seseris. Tai yra velnio tikslas. Sukiršinti.
Dvasia Dievo jungia, apjungia. Čia neina kalba, kad mes turim vienos nuomonės būti. Čia neina kalba, bet vienas tiklas mes visi už vieną, kad sekti gyvuoju Dievu, paminti savo ambicijas. Bet ką daro piktasis? Ir jis darys visada. Ir jeigu tu ant to pirmojo akmenėlio pasimauni, nu tai kur tau žmogau toliau? Apie kokius darbus bažnyčia, užmirški darbus dėl Dievo daryti. Jeigu tu pirmą akmenėlį atėjau ir su manim kažkas nepasisveikino ir tu vis dar ties tuo. Apie kokius darbus dėl Dievo. Ir čia neina kalba apie išgelbėjimą. Čia neina apie tai, kad tu geras žmogus gali būti, dievotas, pamaldus. Čia ne apie tai. Čia eina kalba apie tai, kad eiti daugiau, giliau, plačiau ir paimti daugiau dėl Dievo. Suprant, protestantam duota, tikintiesiems duota, bet kiek tu paimsi, va tiek nori, va tiek ir turėsi. Dievas beribis, kiek nori, tiek imk. Kiek nori, tiek imk. Nori tiek, imk tiek. Nori daugiau, einam daugiau, bet daugiau reiks duoti. Ko duoti? Senojo aš atiduodu. Mes gyvenime daug pasakom žodžių. Daug. Jokūbas savo laiške sako, nebūkite, paskaitykim, Jokūbo 1.19. Jokūbo 1.19. Jokūbo 1.19. Paskaitysiu iš Karaliaus Jokūbo vertimo. Jūs savo Biblijose sekit. Todėl, mano mylimi broliai, Jokūbo 1.19. Kiekvienas žmogus tebūna greitas klausytis, lėtas kalbėti, lėtas rūstauti, nes žmogaus rūstybė nedaro Dievo teisumo. Todėl atmeskite visą nešvarumą bei piktybės gausumą ir su romumu priimkite įskiepytą žodį, kuris pajėgus išgelbėti jūsų sielas. Bet būkite žodžio vykdytojai, o ne tik klausytojai, apgaudinėjantys save. Nes jei kuris yra žodžio klausytojas, o ne vykdytojas, jis yra panašus į žmogų, žiūrintį savo gimtąjį veidą veidrodyje. Nes jis pasižiūri į save ir nueina, ir bemetant pamiršta, koks buvo. Bet kas žiūri į tobulą laisvės įstatymą ir jame pasilieka, būdamas neužmaršus klausytojas, bet darbo vykdytojas, tas bus palaimintas savo darbe. Jei kuris tarp jūsų regisi esąs religingas ir nepažaboja savo liežuvio, bet apgaudinėja savo širdį, to religija tuščia. Tyra ir nesuteršta religija prieš Dievą ir Tėvą yra ši: lankyti našlaičius ir našles jų varge ir laikyti save nesusitepusi pasaulį. Aš noriu apsistoti ties to žodžiu, tebūna greitas klausytis. Ir šitas žodis greitas, graikų kalboje yra toksai žodis tachus. Jis yra naudojamas tada, kada kalba eina apie bėgiką, kuris bėga kaip sprinteris. Šitas žodis yra naudojamas, kada eina kalba apie bėgiką, kuris bėga kaip sprinteris. Jis bėga apie nieko negalvodamas, viską pamiršdamas, nes jo tikslas yra laimėti. Aplenkti visus ir laimėti. Ir čia mus perspėja raštas. Tebūna, ragina, greitas kalbėti. Bet čia yra parašyta, klausytis greitas tebūna. Kodėl tiek daug nusivylimų, tiek daug kančių, tiek daug suklupimų, bereikalingų? Todėl, kad klausytis, žiūrėkit, maži vaikai, ką jie pirmiausiai išmoksta? Tikrai neklausytis. Kalbėti. Vaikai maži pirmiausiai išmoks kalbėti. Ir kalb. Ir naujatikiai dvasioje atgimė irgi pradė kalbėti. Kalb. Kaip Dievas veikia.
tiek. Ir žinot, kada 20-metis jaunuolis fiziniam amžiuje vien ištisai kalba, vargas, sunku su tokiu žmogum. Draugystės su tokiu žmogum, nėra. Jis ištisai kalba. Jis nebe, ir žinot, dar būna žmonių. Jis atėjo, pakalbėjo valandą. Kaip fainiai pabendravo. Aleliuja, viso gero. Tu sėdi. Aš niek nepasakiau. Nes nebuvo vietos. Nieks net neklausė mano nuomonės. Kaip tu pastarį gyveni? Eik tu. Kaip fainiai, sako, pabendravom. Bet žinot, liūdna, jeigu mes taip ir pasiektume, kada 20 metų tikėjime, tai tu ištisai, tu visus moki pamokyti, visiems moki paaiškinti ir tu ištisai kalbi. Dar žmogus nepabaigs sakė, aš žinau, Rita, ką tu nori pasakyti, tu nesivargink, aš pabaigsiu už tave. Ir suprantat, ir turim, ką turim. Ir vieną dieną liekam vienai. Nes nenorim mokintis, nes pats Dievas mus nori pamokinti ir mokina. Ir jeigu mes neklausom Dievo, tai žinot, žmogaus raštas mus mokina, būkite greiti klausytis. Užteks kalbėti bažnyčia. Melskitės namuose dvasioje Dievui daug stipriai garsiai. Bet susitikę su žmonėmis klausykitės, įsiklausykit, nes tik tai tada tikintis žmogus gali padėti žmogui. Įsiklausykit, ką žmogus sako, ką jis nori pasakyti, nes jis dažną kartą pirmą pasako tik tai ten išorė. Ir jam kartais valandą reikia kalbėti, kol tu pagauni, kur priežastis, bet tau ką reikia valandą išklausyti. Ir tada galbūt vieną žodį pasakysi, kur tavo priežastis. Kada tu klausaisi, arba kada tu klausaisi, kada tu įsiklausai, tu palieki visas savo mintis. Juk tu negali. Aš klausaus Lolita, ką pasakoja ir čia suku savo planus. Ir yra tokių žmonių, tikrai esam sutikę. Žinai, tikrai jis klausosi tavęs, o jis ten, žinai, planus kuria. Jo, žinai, jis kažkur. Ne apie tą kalbų variantą. Kada tu klausaisi žmogaus, tu nuramini savo protą, tavo siela nurimsta, tu ramus. Tu įsiklausai ir tada Dievas gali per tave kalbėti žmogui ir padėti žmogui. Ir tau gali ateiti mintis ir pagalba, o gal tu tiesiog išklausysi. Štai kaip Dievo žmogus. Bet brangieji, kaip mes elgiamės su žmonėmis, taip mes elgiamės ir su Dievu. Ir jeigu tu ištisai tarški su žmogumi, tu ištisai tarški ir su Dievu. Dievui vietos nėra. Dievui tau pasakyti nėra vietos, nes tu ištisai kalbi. Man, nebent žinai jau viešpats. Bet. Tai klausimas, kam tą žodį naudojam? Kam tą žodį tada skaitom? Kam jį gilinamės? Žodis yra man. Ir jis turi tą savybę, bažnyčią. Jis turi tokią gerą savybę. Kai tik aš sugalvojau tave pamokyti, jis taip staiga, ne iš niekur, taip apsisuka į mane ir jis iškart teisė mane. Patikrinam, sako, patikrinam. Ar tikrai teisybė, sakai? Duokit dėl bažnyčios, duokit. Duokit. Gerai. Ir situacija, a dabar atiduosi paskutinį litą? Tai ką aš valgysiu? Tai čia aš gerą tokį jau paprastą dalyką, bet todėl nedeklaruokite, gyvenkit pagal žodį, elkitės pagal žodį, bet nedeklaruokite, užsilipę ant kalnelių, nes tas žodis iškart teis tave, iškart pasvers tave. Iškart momentaliai. Kas jai tą pjauna? Tu iššauki, suprantat, tavo raumenys neužaugę dar. Tu iššauki teismą ir patikrini
iššaukė. Ir Dievas čia ne prie ko, nes taip yra. Sako, kas jie tą pjaunį. Čia Dievas ne prie ko. Ir jeigu tu sugebėjai greitai pamokyti, aš viską žinau, aš to patarsiu, aš to padėsiu, tas... O dabar tu. Apsisuko viskas prieš tave. Dabar prašau, patikrinimas. Ir žiūri, nesusidaroja, nes raumenų tai nėra. Paskubėjai. Yra rusiškas paspišiš, liūdėjinas mišiš. Yra pasakymas, paspišiš, liūdėjinas mišiš. Neskubėkim, Dievas augina tave. Leiskit Dievui auginti Dievo teikiamų ūgių. Nebijokit, neprasilenksit su Dievu, nebijokit, Dievas neužmirš tavęs aplankyti, nebijok. Jeigu tu kartais nepasakysi kažkam garsiai sakinio, nieks neatsitiks. Tik išloši, tik laimėsi. Taikyk šitą žodį savo ir gyvenk pagal jį, ir elkis pagal jį. Ir jeigu išskirtinių atvejų reikės, pasakysi. Bet tai bus išskirtinis atvejis. Štai kaip žodis veikia. Štai kaip žodis, Dievo žodis, kuris yra kaip viešmenis kalavijas, kuris prasiskverbia kiaurai. Galvojau, kad tau, dėja, jis mane, teisia mane, mano širdies sumanymus ir motyvus. Raštas dar sako Jokūbas 3.1, nebūkime daugelis mokytojais. Paskaitykim. Mano broliai, nesistengkite, raštas sako, nesistengkite. Tikrai nedaug kur rašti Biblijoje, kur sakytų nesistengkit, sakyt, būkit uolūs kažkokios dvasios. O čia sako, nesistengkite daugelis būti mokytojais. Žinokite, kad mūsų laukia griežtesnis teismas. Čia Jokūbas kalba apie save. Mūsų laukia mokytojų, pastorių, kiekvienas, kuris turi tai, laukia teismas. Atsiskaitys kiekvienas. Tu nepergyvenk, kad pastorius nukryps. Tu nepergyvenk. Nepergyvenk, jeigu tu nepamokinsi pastoriaus, viskas bus, sugrius bažnyčia. Tikrai nepergyvenk. Nesiimk tos. Nesiimk to darbo, nesiimk. Melskis už pastorių, laimink ir dėkok Dievui. Tegu apšviečia, tegu veda. Bet tikrai nesiimk tos naštos, žinai, kad dabar pulsi pamokinti. Ne tavo. Žinokite, kad mūsų laukia griežtesnis teismas, juk mes visi dažnai nusižengėme. Ir kas nenusideda kalbėdamas, tas yra tobulas žmogus. Čia jau Jokūbas kalba, kas nenusideda. Ir liežuvis. Čia reikia apie liežuvį irgi. Kas liežuvis? Ir jeigu tu būsi greitas klausytis, tu daug nuodėmių išvengsi. Tu daug nuodėmių išvengsi. Daug reikalų tau nereikės spręsti. Automatiškai viskas apris. Įsiklausysi į žmogaus poreikius, juk žiūrėkit, tai ko nebuvai bažnyčia? Bet jeigu tu išklausėjai jį pirmą, žiūrėk, jis pasakys tokią priežastį, kur, tikrai tu esi pateisinamas. Bet tu pirmą išsakai, išsakydamas, jau savo poziciją, ką tai žmogus? Tai neina kalba, kad mes neraginam lankytis, būti bendruomenė, priklausyti bendruomenė. Sunkus bažnyčiai yra laikai. Jie yra sunkus ir jie dar sunkės. Be bendruomenės, be tokių pačių, kaip tu neišsilaikysi, tai yra neįmanoma. Karas vyksta visom prasmėm, ir dvasioj, ir fiziškai, uraganai, audros. Sunkus laikai. Timotiejui apaštalas, paskaitykim Timotiejui ir galėsim baigti. Paskaitykim Timotiejui, atsiverskit. 2 Timotiejui. Aš paskaitysiu iš Jokūbo vertimų. Karaliaus Jokūbo. Žiūrėkit, ką raštas sako. Žinokite ir tai, ką kalbėjau prieš tai, ir dar sako, žinokit ir tai, kad paskutinėmis dienomis ateis pavojingi laikai rašo. Pavojingi. Pasakykit, ar nepavojingi. Tai mes dar kaime gyvenam, bažnyčia. Mes Šilutėje gyvenam. Nuvažiuotumėm į didmiesčius, nuvažiuotumėm į centrus pasaulio. Tai olele. Nes žmonės bus savimilos. Bažnyčia. Čia rašo bažnyčiai.
Čia rašo tarnautojui Timotiejui, kuris susidurs su žmonėmis, kuris mokins bendruomenę, kurį sups žmonės. Sako, bus savimilos, godūs, pagirūnai, išdidus. Aš jau atskirai nesustosiu ties kiekvienu. Piktžodžiautojai, neklusnūs tėvams, nedėkingi, nešventi, be prigimtinės meilės. Tai apie kokią dievišką? Prigimtinė meilė tai yra, kad mamai, tečiui, broliui, seseriui, elementari žmogiška meilė.